Sveiki, šiandien matysime dvikovą tarp Donecko Šachtoro ir lietuviškosios Simferopolio Tavrijos ekipos. Šis mačas įdomus ne tik todėl, kad Donecko ekipa rikiuojasi pirmoje turnyro lentelės vietoje, bet ir tom, jog Simferopolio ekipos startinėje sudėtyje matysime net 3 lietuvius. Labai sunku žaisti aikštėje, kuri primena šalia Vilniaus Žalgirio stadioną esantį Marakanos aikštyną. Ir čia viena iš nedaugelio Tavrijos ekipos atakų, kamuolys numetamas Nerijui Vasiliauskui, smūgis. Įvartis Nerijus Vasiliauskas. Kažkas neįtikėtino, kažkas fenomenalaus. Net nebejoju, šį vartį 77 numeris Nerijus Vasiliauskas atsimins dar labai ilgai. Tik pažiūrėkite, kiek kovos antrajame aukšte. Laimiai šią dvikovą laimi Tavrijos komanda. Ir Nerijus Vasiliauskas šaltakraujišku smūgiu kairė koja siunčia kamuolį tiesiai į deviniukę. 1-0, Tavrija priekyje.